prakaisių dėžinį, nes jau savi negali. Geriausias švęsti užgavėnes, kai kurie pasirinko namie žiūrėti televizorių, o tie silpniausiai atėjo čia. Tam tyčia mes turim išsikvietę šiandien pagal spec kvietimą Šeputienę. Šeputis toje teisiai, turit kokių problemų, jinai čia viską ir turi pasiruošus, ir vaistų, ir klizmos, ir visokių gerų dalykų, jeigu staiga netyčia užkluptų kokios sveikatos bėdos. Taigi, kaip niekad, galim drąsiai pasakyti, kad žiema atsibodo. Kitais metais iš tikrųjų nervuodavo. Stovi iki kelių baloj ir niekaip liežuvis neapsiverčia pasakyti žiemą, žiemą bėk iš kiemo, nes jinai kaip ir nebuvo atėjus. O dabar tikrai žiema šiais metais jau taip mus mylėjo, kad mum jau galima pasakyti ir atsibodo. Neužilgo tuoj karštus patiekalus pateiks pono parduotuvės Strigockienė, pažiūrėkit, iš už kampo žiūri. Tuoj neš karštus, mes tuoj jau pasiruošę priimti. Karšti blynai, čeburekai, vynas, kiekvienam iš po savo skverno, nes alkoholio viešoje vietoje vartoti negalima. Šios žiemos kaltininką už tai, kad kiekvienas iš mūsų priaugo mažiausiai po 10 kilogramų. Todėl, kad per pusnis niekas neišėjom iš namų, sėdėjom, žiūrėjom televizorių. Taigi, pons gerbiamas Lašininis, pasitinkam. Ateikė. Gražus, riebas, stambus. Ne kiekvienas iš mūsų galėjo turėti tiek daug mėsos, tiek daug dešrelių, tiek daug lašinių. Ir dabar suteiksiu žodį Lašininiui, kuris papasakos, kaipgi šitaip išlaikė tokią gerą figūrą. O dėl šitokios figūros tikrai, matot, pas mane kas užaugo. Turėjau tokią gražią, kaip paršytę vadinamą. Ir ją auginau visą žiemą. Tvoros nereikėjo atverti, kadangi giliai sniego sočiai. Ir aš tik nesenai pasipjoviau, matot, kokie lašiniai užaugo. Tai ir aš šitos lašinius valgiau. Sakau, reikia pabaigti valgyti, kadangi baigėsi žiema, nes vasarą lašinių nieks nebevalgo. Tai va tokios, kaip sakyti, mintis apie Lašininį. Ačiū, prašom stot Lašininį šoną. Ir nuo pavasario dabar prasidės toks laikotarpis. Nei lašinių, nei dešreikės. Nieko jau mes nebegalėsim valgyti. Sėdėsime, eisime pavasario darbelius dirbti. Ir noriu pristatyti būsimą mūsų metų personažą. Kanapinė! Mažutė, kudutė. Ta prasme, noriu paklausti, kada paskutinį kartą valgyt gavai? Neatsimenu. Tai ir matosi. Dabar tu pasakyk šitiem žmogeliam, jeigu dar tu turi jėgų, gali pasakyti, ko tu palinkėtum. Ko aš? O, palinkėčiau daug, tik tai daug nevalgyti. Taip, daug nevalgyti. Taigi, šiandien dvi pagrindinės grupės eik prie Lašininio, Kanapinis su Lašininiu. Bus ta komanda, kurie rungsis tarpusavį ir nuo to, kas laimės, priklausys, ko sulauksim. Prašom, Lašininis stoja čia, Kanapinis stoja čia. Ir kas eina į Lašininio komandą, stoja už jo nugaros, kas stoja į Kanapinio, vaikai renkatės pusės greitai, 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 iš paskos, moterys gražios,
Taip, va, prašom. Lašininis draugas, Alfukas susirado, tiesiog broliai dvieni, tik ne to pačio tėvo. Taip, va, pani Sarsevičienė. Šaunuolė. Taigi, daugiau, prašom, einam į tą pusę. Prašom paskubėti. Pasirašėm. Pasakysiu. Pasirašėm. Dėmesio. Eina! Oje! Noriu pasakyti, čipsai yra nesveika, nei tau, nei kitiem, aišku. Neliesmai teisingai, tiesiai. Kvieskite savo kebrą pas save. Grįžkit greitai kitiem, greičiau. Bėgam! Man įtarimas, kad Timokė nepiškis sukčiauja. Aš nežinau, gal aš klystu, bet eina kaip tankas tiesiai. Lašininis, užriši normaliai, tu žiūrėk. Toks įtarimas, kad pas namus savo vaikštinėja. Tik tai norėčiai iš Airijos už tokią gražią kaukę, už tokį gražų sumanimą. Ačiū. Kai būsite pro šalį, užvažiuokit, užsukite į svečius. Thank you very much. All right, baby, auf Wiedersehen. Taigi, dėkui. Stovi toks vienas erdvėnė labai gaudas ir iš visą apie ką kalba neaišku. Va jam nunešk užkabink. Taip, jis nelabai supranta, kas čia darosi, neaiškink nieko. Gerai, paskiau supras, kai pareis namo. Užkabink ir nueik nedrąsiai. Gerai, tvarkoje, ačiū. Va. Ir va, tegul ir lieka toks pasimetęs. Jam liuks patiko ir tas yra gerai. Tai nelaimingas biškis, akis rūpesčius turėjai, nežinau, nemažai negalių turėjai. O dabar tai žinok, esi laiminga, labai žinok, ir va koks ilgas tavęs laukia gyvenimas. Nebebaigiamas atsibos ir gyventi.